Aš esu Snieguolė Lydekienė, gydytoja osteopatė, mano profesija gydytoja. Dėl to noriu perduoti jums žiūrintiems žinią apie stovyklą Šalinakinis. Svarbiausia žinia, kad čia gauname viltį, kad galima atstatyti regėjimą, kad regėjimas grįžta. Tai yra natūralus procesas žiūrėti ir matyti. Ir čia išmokstame tinkamai žiūrėti, kad pasaulis vėl taptų ryškus. Kažkam greičiau, kažkam po mažą žingsnelį. Ir tai yra viltis, kuri padeda žengti pirmą žingsnį, antrą, trečią ir taip ir toliau. Mano regėjimas pradėjo silpnėti vėlai, aš turėjau gerą regą, vienetas ir daugiau. Ir pradėjau silpnėti ir visai nusilpo, pasidarė nei arti, nei toli astigmatizmas. Ir ypač kairė akis silpna daugiau nei +5 dioptrijos, dešinė geriau, šiek tiek 3 su kažkiek. Ir čia, darydama pratimus, gyvendama kartu su palaikymu, su įvairiausiomis veiklomis, bekiniu, tiesiog po stovyklos, darant rezultatų gerinimą, pagerėjo tas ryškumas, kur aš galiu daugybę dalykų daryti bekiniu. Tiesa, ne visai tos smulkius darbus, kuriuos galbūt skaitant, galbūt reikės man šiek tiek silpnesnių akinių, galbūt daugiau silpnesnių. Bet tai yra nuostabu matyti pasaulį betarpiškai. Ir tai pirmas žingsnis, kurį aš padariau. Pati didžiausia patirtis yra žinojimas, kad visada bus šalia tas, kuris palaikys, nes mes jau esame bendruomenė. Viskas yra daug paprasčiau nei įsivaizduojame. Nuostabu. Ačiū labai.